Parodysim šiandien, kaip neapsigauti ir nepapulti ant aferistų, perkant automobilį iš Amerikos. Tai parodysiu, kaip naudotis bidauto.online įrankiais ir atskirti, kur yra aferistų padarytos lėlės, o kur yra geri automobiliai. Tai šiandien, kaip pavyzdį, paimsiu 2021 metų Dodge Chargerį. Jisai yra Hellcat versija ir nepaslaptis, kad aferistai visada naudojasi brangiais automobiliais, tai yra perka brangius, smarkiai sumaltus automobilius, juos atstatinėjo kaip lėlės dėl vaizdo ir parduoda per Copart kaip sveikas. Tai pirma indikacija, aišku, tai, kad parduoda nedraudimas. Bidauto visada rodo pardavėjo tipą ir šiuo atveju matom, kad dega raudonai no. Tai būtinai apeikit tokius automobilius, mes tą sakom savo klientam kartom kiekvieną dieną. Ir aišku, įtartinai atrodo tai, kad daužtų automobilio auksinė, šitas automobilis yra beveik sveikas, ne? Jos neturi jokių pažeidimų. Tai sekantis žingsnis, ką galime patikrinti, yra kiek kartų buvo parduotas automobilis aukcione. Ir ką mes matom, kad krūva kartų buvo parduotas šitas automobilis, kas jau indikuoja kažkokią tai aferą. Tai va, matom, kad pirmą kartą automobilis aukcione pasirodė 22 metais, po to po metų ir po to vėl po metų ir su skirtingais loto numeriais. Tai jau indikuoja tikrai didelės problemas. Ir užeinam bent vieną iš tų lotų ir matom, kad šitas automobilis buvo tiesiog tragedija. Visas sumaitotas, suvarytas, tai jūs tiesiog įsivaizduokit, ką jūs gautumėt nusipirkę tokį automobilį, kuris visiškai nekokybiškai yra atremontuotas ir atrodė šitaip baisiai. Tai va, naudokitės bidauto.online, naudokitės visais įrankiais, jeigu reikia konsultuokitės su mumis, mes būtinai jums padėsim, kad jūs nepapultumėte tokias situacijas.